3 darbo partijos atstovus – Viktorą Uspaskichą, Vytautą Gapšį ir Vitaliją Vonžutaitę – reikėtų leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jų laisvę, siūlo laikinoji Seimo komisija. Už tokį rezoliucijos projektą ketvirtadienį balsavo 7 komisijos nariai, 5 buvo prieš, 1 susilaikė. Galutinį sprendimą dėl leidimo patraukti 3 Seimo narius priims visas parlamentas. Jeigu rezoliucijos projekte numatoma patenkinti generalinio prokuroro teikimą, jis gali būti priimtas, kai už projektą balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių. Uspaskichas, Gapšys ir Vonžutaitė Vilniaus apygardos teisme teisiami, kad eidami vadovaujančias pareigas darbo partijoje nuo 2004 iki 2006 metų Vilniuje organizavo apgaulingą partijos buhalterinės apskaitos tvarkymą. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį išvyksta į ES viršūnių susitikimą Briuselyje, kur bus tariamasi dėl bendros bankų priežiūros ir glaudesnės ekonominės bei pinigų politikos. Susitikimo išvakarėse prezidentė sakė, kad po krizės atsigaunančiai Europai būtini greiti ir efektyvūs sprendimai ekonomikos augimui ir stabilumui užtikrinti. Lietuvos pareigūnai teigia, kad dėl galimo jungimosi į bankinę sąjungą apsispręs, tik kai ši sistema realiai pradės veikti, o tai tikėtina ne anksčiau nei po metų. Kai kurių pareigūnų teigimu, Lietuva į šią sistemą gali įsilieti įsivedusi eurą 2015 metais. ES šalių ir vyriausybių vadovai taip pat turėtų tartis, kiek įgaliojimų ateityje gali būti perduota Europos komisijai kontroliuoti valstybių narių finansų ir ekonominę politiką. Pasienyje su Baltarusija ties Medininkais eilėse ketvirtadienį ryte laukia apie 700 vilkikų. Pasak Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava atstovo, eilės šiek tiek sumažėjo, nes savaitės viduryje sunkvežimių srautas paprastai būna mažesnis. Anot Linavos atstovo Vincevičiaus ties Medininkais yra susidariusios 2 vilkikų eilės – greitai gendančių produktų vežėjų ir kitų sunkvežimių, o tai ilgina pastarųjų laukimą. Be to, pasak vairuotojų, pasienio postuose sniegas valomas nelabai operatyviai, todėl kyla rizika, kad sunkvežimių eilė gali įstrigti. Medininkai yra pagrindinis kontrolės postas prie sienos su Baltarusija. Per jį per parą paprastai pravažiuoja apie 600 sunkvežimių. Teigiama, kad eilės pasienyje praėjusią savaitę gerokai išaugo po to, kai po 4 mėnesius trukusio tyrimo buvo sulaikyti 29 Medininkų poste dirbę muitininkai. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba ir kyšininkavimu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama išsiuntė populiariausią Twitter žinutę šiais metais. Po pergalės rinkimuose lapkričio pradžioje jo parašyti žodžiai "FOMO yes" dar 4 metai Twitter prenumeratorių buvo persiųsti daugiau nei 800 000 kartų, pranešė trumpųjų žinučių tinklas. Antrąją populiariausią metų žinutę parašė Kanados atlikėjas Justinas Bieberis, kuris Twitter tinklu pareiškė paskutinę pagarbą nuo vėžio mirusiam 6-mečiui savo gerbėjui. Tarp populiariausių žinučių šiais metais Twitter tinkle buvo diskutuojama tokiomis temomis kaip prezidento rinkimai JAV, vasaros olimpinės žaidynės Londone, atlikėjos Whitney Houston mirtis, taip pat Europos futbolo čempionatas ir amerikietiško futbolo sezonas. Įspūdingai startavusi trečiadienį prasidėjusiame pasaulio plaukimo čempionate, Rūta Meilutytė sėkmingą pasirodymą pratęsė ir antrąją pirmenybių dieną. Ketvirtadienį 15-metė dalyvavo 100 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungties atrankoje. Lietuvė distancinę įveikė per 53 ir 54 sekundės. Savo grupėje užėmė 3. vietą ir pateko į pusfinalį. Tarp visų 96 dalyvių jos rezultatas buvo 5. Jaunoji plaukikė pasiekė ir naująjį mūsų šalies rekordą. Ankstesnysis nuo 1995 metų priklausė Editai Želvieniai. Visgi Lietuvos plaukimo federacija skelbia, kad lietuvė nedalyvaus 100 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi pusfinalyje, kadangi visas jėgas koncentruoja į 50 metrų krūtinę distanciją. 6. pralaimėjimą iš eilės Šiaurės Amerikos nacionalinės krepšinio asociacijos reguliariojo sezono rungtynėse patyrė Toronto Raptors klubas su 2 lietuviais. Trečiadienį namuose Toronto ekipa 88-94 turėjo pripažinti 5-ojoje pozicijoje rytų konferencijoje esančio Bruklino Nets krepšininkų pranašumą.
Starto penkete žaidęs Jonas Valančiūnas į svečių krepšį įmetė 15 taškų. Po krepšiais atkovojo 4 kamuolius, blokavo 2 varžovų metimus, po 3 suklydo bei prasižengė. Per daugiau nei 26 žaidimo minutės lietuvis pataikė visus 6 dvitaškius bei realizavo 3 baudų metimus iš 5. Linas Kleiza dėl dešiniojo kelio skausmų Arenos šeimininkų gretose vėl nerungtyniavo. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.